Sveiki, šis video bus tikrai labai naudingas besistatantiems namus, taip pat ir profesionaliems statybininkams, ir norėjau jums parodyti konkretų pavyzdį, kuom skiriasi difuzinės membranos. Tai yra labai svarbus momentas, kada yra namas sandarinamas iš išorės. Ir norėčiau akcentuoti funkcinį sluoksnį. Tai aš turiu, specialiai nukirpau pavadinimą, turiu, nesakyčiau, kad pigi difuzinė plėvelė, sakykime, VS su kokybiška difuzinė plėvelė. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis difuzinę membraną, tai visada reikėtų žiūrėti ne jos storį, visos plėvelės turiu omeny, ne jos svorį, o būtent funkcinio sluoksnio storį. Tai kaip jau minėjau, turiu nepigios plėvelės tokį pavyzdį ir bandau surasti funkcinį jos sluoksnį. Tai iš vienos pusės yra padengta kažkokia tai medžiaga, iš kitos pusės irgi padengta medžiaga. Čia yra 3 sluoksnių aletai plėvelė, ar ne? Ir šiaip netaip aš atradau permatomą jos funkcinį sluoksnį. Matote, iš arčiau labai aiškiai matosi, koks yra plonas šitas funkcinis sluoksnis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai yra labai lengvai pažeidžiamas. Trumpai tariant, tai būtent ši plėvelė, ir labai daug rinkoje yra panašių konstrukcijų, jeigu taip galima įsireikšti, plėvelių, kurios yra ne plėvelės, o tiesiog skudurai. Gavę menkiausią įtampą, funkcinis sluoksnis tučtuojau sutrūksta. Ir dabar daugelis gamintojų tai deklaruoja būtent plėvelės ne storį, o jos svorį. Tai reiškia, kiek 1 kvadratinis metras sveria, žodžiu, ten daleiskim 175 gramų, 200 gramų ir taip toliau. Iš tikrųjų labai skambus yra tie skaičiukai, labai skambus pavadinimai, bet kaip matote pagal šitą pavyzdį, tai iš tikrųjų tai yra, kaip čia pasakyti, negaliu pasakyti, kad apgaulė, bet tai yra tiesiog dėl akių, kad tik tai šitą skudurą pavadinti difuzinė plėvelė. Dabar kuom skiriasi kokybiška plėvelė, Aš jau daug metų dirbu su Tyvek ir čianais yra Tyvek Pro. Tai yra be jokių lipnių juostų, be nieko. Mes šitą plėvę montuosim ant priešvėjinės plokštės. Ir čianais esu praardęs šiek tiek galiuką, kaip atrodo konstrukcija šitos plėvelės. Tai kaip matote, yra viršutinis sluoksnis, kaip sakant, tvirtinantis papildomai pačią plėvelę, o funkcinis sluoksnis yra štai tokio storio. Tai praktiškai yra visa plėvelė susidaro tiesiog iš funkcinio sluoksnio. Ir funkcinio sluoksnio matavimo vienetas tai yra būtent mikronai. Ir šita būtent plėvelė yra 175 mikronų storio funkcinis sluoksnis. Tai skirtumas, man atrodo, ilgaamžiškumo klausimais ir taip toliau. Tai manau, kad yra labai aiškiai suprantamas, Todėl turėkite tai omeny. Renkantis, yra keletas gamintojų, kurie tikrai leidžia į rinką kokybiškus produktus, bet vis dėlto dauguma produktų, kuriuos galima rasti pas tiekėjus, tai yra kažkas tai tokio panašaus. Kitą kartą uždavus klausimą, kokio storio yra funkcinis sluoksnis plėvelės, ten kažkurio tai gamintojo, tai net nėra tokio atsakymo. Tiesiog yra numeriukas užrašytas, ten daleiskim 175 gramai ir tiek žinių. Tai iš pirmo žvilgsnio dar ką norėčiau paminėti, nežinau ar kamera perduoda tą vaizdą, bet jinai tikrai atrodo kaip kokybiška plėvelė ir jinai yra tikrai iš akies žiūrint tikrai stora ir atrodo, kad viskas su ją tvarkoj.
Taip, jinai yra pakankamai tvirta, ane, ją pakankamai sunku suplėšyti, bet difuzinė plėvelė, jinai turi atlikti savo pagrindinę funkciją, tai duot drėgmei išsivedinti į lauką arba nepraleisti vandens arba drėgmės į vidų. Bet, kaip jau matėte, labai lengva yra pažeisti šitą plėvelę. Ir kas gaunasi, montavimo metu jinai tikrai yra pažeidžiama, sutrukinėja per vidurį viso šito sluoksnio, ane? Ir gaunasi, kad jinai jokio sandarumo neužtikrina. Tai va, tai šiame video tiek žinių. Statykit kokybiškai, rinkitės kokybiškas medžiagas, spauskit laikus ir laukit kitų patarimų apie statybas. Iki.